Kas iš vis tie fermentai? Tai fermentai yra baltymų tokie junginiai, kurie pagreitina kažkokias tais reakcijas kūne. Jeigu mes imam būtent žarnyno reakcijas, virškinimo, įsisavinimo, skaidimo tas reakcijas, tai jie padeda suskaidyti maistą greičiau. Yra, tarkim, pavyzdžiai, amilazės, lipazės, proteazės. Tarkim, amilazės gaminasi ir burnoje. Tai įsidedat, pavyzdžiui, tarkim, duonos, ar ten bulvę, ar ten ryžių, ar grikių, ir mes jau pradedam kramtyti, vilgyti seilėm, ir seilėse jau išsiskiria amilazės, ir jos padeda, reiškia, skaidyti krakmolą, kas yra kompleksinis junginys, į mažesnius vienetus, į gliukozę, disacharidus ir panašiai. Ir jau galit pradėti netgi burnoj, jeigu atitinkamai sukramtysite 30 kartų ir panašiai, galite pradėti jaus, kad tas pats gabaliukas jau saldžiau yra. Ir tai dėl to, nes išsiskiria tie fermentai. Bet taip pat tokie fermentai išsiskiria, tarkim, skrandyje, išsiskiria skrandžio rūgštys, išsiskiria pepsinas ir panašiai, bet išsiskiria ir tam tikrų fermentų. Tada didžioji dalis vis tiek išsiskiria plonajam žarnyne, kur vyksta įsisavinimas maisto medžiagų, ir ten išsiskiria, pavyzdžiui, laktazė, maltazė, peptidazės, tai jos čia skaido būtent irgi jau šiek tiek suskaidytus, o ne dalinai suskaidytus baltymus, riebalus, angliavandenius į smulkesnius vienetus. Bet vis tiek pagrindinį darbą fermentų atlieka kasa. Tai kasa gamina reiškia irgi amilazės, lipazės, proteazės ir dar skirtingus. Ir kasa yra kaip toksai rezervuaras fermentų, kuris gamina. Tačiau, ką labai svarbu atkreipti dėmesį, kad su amžiumi, ypač jau nuo 30 metų, jau kasa pradeda, sakykime, nėra taip, kad tų fermentų niekad nesibaigia, jų tiesiog visat gaminasi, jų daugėja, jų yra vis tiek ribotas kiekis ir su amžium organizmas vis mažiau pagamina. Dėl to bendrai tendencijai, kad žmonėms su amžium šiek tiek sunkiau virškina maistą.